Kristina per repeticijas žadėjo jums kažką parodyti ir turbūt parodė, nes dabar dainavo tikrai geriau. Na, parodė, bet apie tai nekalbėsim. Kristina, tai ką jūs jam tai parodėt? Na nieko, gal pagarbą, gal. Scenoje jūs tiesiog trykštate meilę. O kaip yra repeticijų metu? Repeticijų metu mes trykštame draugiškumu, partnerystė ir susiklausimu. Ar patenkinsi mano smalsumą, kas yra geriau, bučiuoti su Andžiu ar dainuoti su Gabaliu? Begėdė. Sauliau, kaip yra? Veronika. Aš manau, gražiausia yra draugauti. Beje, išduosiu paslaptį, kad per repeticiją Saulius sakė, kad gaudo gaidžius. Tiesa, tų gaidžių dabar nepastebėjau. Kaip Gaudau, gaudysiu ir gaudžiau. Tatjana, sakykit, ko jūs to Povilo tai bijot? Visą dainą dainavot, o jis taip gražiai jūs žiūrėjo. Aš labai viską pajutau. Nereikia net žiūrėti. Visa energetika eina per srovę. Povilai, koks tas aistringas žvilgsnis? Negaliu šiaip sau jo dalinti ir publiką. Aš viską darau scenoje. Ir tas žvilgsnis strast. Man iš tikrųjų stebint buvo labai smalsu, kaip Deivis balsė. Pabandyti. Nori pabandyti? Reikia ženklo M14, deja. Pažiūrėt į jauną mergelę. Yra kelią pamirksėt, pasmagint širdelę. Yra kelią pamirksėt, pasmagint širdelę. Hey, yeah, oh yeah! Visas kartu. Jei po vieną mylėčiau, kitos pasikartų. Jei po vieną mylėčiau, kitos pasikartų. Kitos pasikartų. Visos pasikartų. Aš ir Elkėlę, dar ir Mergužėlę. Šypsena todėl, kad buvo daug erotikos, bet nebuvo ženklelio M14. Na ir trupučiuką pasigėdau tokios gyvasties, kadangi 2 jauni, 2 gražūs žmonės, bet šio ten lyg ir pritrūko 8. Kaimo vaizdeliai paprastai trūksta gyvulėlių. Trūko kiaulės. Va, jeigu taip jau konkrečiai. Bet lietuviškos kiaulės. Ne kokios nors kitos kiaulės. Turi būti tau charakteris išlaikytas. O dabar, kaip atrodo, susumavus šiuos rezultatus. 10 vietoje liko Vilija Lobačiuvienė ir Patrulė. Dabar turiu pranešti, kad krenta iš mūsų žvaigždžių dueto ir vietą užleidžia kitiems Vilija Lobačiuvienė ir Patruliai. Jūs paliekame su geriausia komisijos išrinkta daina. Tas bliuzas irgi, kaip sakoma, nesvetimas. No, 9. Motyvuoti? Ne, tai, ką pasakė publika, 10 čia jums skyrė už tą dainavimą. Nu. Šiandien kažkaip tai balsas, tu paskiau pratęsi, gerai? Aš tave vis... Bet čia yra aukščiausia meistriškumo. Bet nešvariai padainavai, nešvariai. Bet su siela.
visiškai be sielos. Ritmiškai svarbiausia. Aš visiškai nemačiau jokios sielos iš tavo burnos. Jūs ne ten žiūrėjot. Nebūtų keista, šį kartą aš pritarsiu muzikologų Vilniaus miesto savivaldybės Švento Kristoforo kamerinio orkestro meno vadovui ir vyriausiai dirigentui, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriui, nacionalinės premijos laureatui Donatui Katkui. Pamiršau ordinus visus, kuriuos jūs gavote iš valstybės. Donatas pirmą kartą išgirdo visus jo nuopelnus vienoj vietoje. Jis yra šokiruotas, kad tiek daug turi. Visi turime šiokių tokių trūkumų. Taigi, kiek jūs parašėt? Iš kur tu žinai? 9. Aš pats toks.